Specialiųjų tyrimų tarnyba, bendradarbiaudama su Jaunųjų gydytojų asociacija, vykdo socialinę kampaniją "Duoti ar neduoti". Ta proga pirmadienį Respublikinės Panevėžio ligoninės fojė pastatytas ir atidarytas Specialiųjų tyrimų tarnybos stendas, keliaujantis per šalies gydymo įstaigas. Kampanijos tikslas – skatinti dialogą tarp medikų ir pacientų, atkreipiant dėmesį į skaidrumo svarbą medicinos sektoriuje ir kyšių sukeliamas neigiamas emocijas. Šią kampaniją "Duoti ar neduoti" siekime sukurti platformą pasikalbėjimui. Nes ką labai pastebime, kad pacientų labai užsisuka į galvojimą, ar tikrai gydytojui nešti, kiek nešti, kuriam nešti, gydytojam lygiai taip pat, ką girdime iš jų tiesiogiai. Jiem emociškai sunku yra neatsisakyti, bet tas visas procesas, kuomet jie sako, ne, aš neimsiu. Ir tuomet prasideda sumaištis tam pačiam kabinete, kad per jėgą, atrodo, bando įkišti dovaną, kyšį ar kažką panašaus, o kitu atveju jau gydytojas turi atsisakinėti. Ir tuomet, ką ir minėjau, pristatymo pradžioje stumdosi, atrodo, 10 minučių, neimsiu, nepaimkit, neimsiu, nepaimkit. Tokiu atveju labai daug susivalgo to laiko, emocinio sunkumo, kurį galėtume sukurti, geriausiai investuoti tam, kad būtų pasirūpinta žmogaus sveikata. Jaunųjų gydytojų asociacijos narys pažymėjo, kad medikų bendruomenė pripažįsta korupcijos problemą. Kaip Jaunųjų gydytojų asociacija labai džiaugiamės šią iniciatyvą. Į mus kreipėsi Specialiųjų tyrimų tarnyba su mintimi, kad yra projektas, kuriam reikia idėjų. Tai prasidėjo bendradarbiavimas ir iš to gimė ši akcija, su kuria mes galime sėkmingai važiuoti per Lietuvos ligonines ir skleisti tą žinutę, kad kalbėkime, diskutuokime ir akcentuokime geruosius pavyzdžius. Tai pagrindiniai dalykai būtų, pirmiausia, kad mes pripažįstame savo ir aplinkiniams, kad korupcijos problema vis dar yra, kad Lietuva serga šitą ligą. Tai būtent šita kampanija, šitas stendas yra sukurtas tam, kad gydytojai pasidalintų savo istorijomis, kad tikrai ne visi nori pinigų, jiem reikia pinigų, kad tai tampa ir emocinė našta jiem lygiai taip pat, kad pacientai galėtų pasidalinti savo istorijomis, kurias yra sutikę dėl, sakykime, dėl susidūrimo su smulkiaja korupcija, su kyšininkavimu ligoninėse. Lygiai taip pat turime psichologo patarimus, kuomet jie tiek gydytojam, tiek pacientam paaiškina paprastai, kaip reiktų elgtis, jeigu jiem atrodo, kad jiems siūlo kyšį, kad iš jų reikalauja kyšio ar panašių situacijų. Tai šitoje vietoje sukursime ir jau turime platformą diskusijai, kad tas pokalbis apie kyšio nedavimą ir kaip tai sunkina pačių tiek pacientų, tiek gydytojų emocinę būklę, jisai vyktų konstruktyviai. Kyšis, jis neigiamai veikia tiek pacientą, tiek gydytoją. Ir jeigu sukuriamas prastas ryšys, prastas santykis tarp paciento ir gydytojo, tai nukenčia ir pats gydymo rezultatas. Ir mes tikime, kad šių dienų ligoninių vadovai, kad jie gali ir turi ir privalo rodyti lyderystės pavyzdį ir taikyti nulinės tolerancijos korupcijai pavyzdį. Ir tuo pavyzdžiu tiesiog sveikai užkrėsti savo ligoninės ir visą jų personalą ir tuo pačiu visą visuomenę, visus, kadangi mes ir patys būnam pacientais. 3 savaitės Respublikinės Panevėžio ligoninės medikai ir pacientai bus kviečiami ne tik išvysti stendą, kuriuo siekiama atskleisti smulkiosios korupcijos gydymo įstaigose žalą, bet ir išreikšti savo nuomonę, kaip elgtis, kai susidurima su kyšio provokavimu ar siūlymu. Labai malonu, kad akcija atkeliavo iki mūsų miesto Panevėžio. Labai malonu, kad ir Panevėžio ligoninė įsijungė į bendrą būrį prieš korupciją. Norėjom pasakyti tai, kad jau mes prieš 2 metus ėmėmės tvirtų žingsnių antikorupciniais klausimais. Tai reiškia, mes savo visus viešosius pirkimus perdavėm į centralizuotai cpo.lt įstaigai, kurie už mumis vykdo tuos pirkimus. Dėl to kažkokie susitarimai jie nevyksta, paprasčiausiai už mumis pagal mūsų pavedimą vykdo
vykdo specialistai ir mes net nežinom, mes pamatom tik tai pačią sutartį, ant kurios dedami parašai. Tai lieka antras klausimas, ta vadinama mažoji korupcija. Būtų naivu sakyti, kad jinai yra išgyvendinta Panevėžyje. Aišku, situacija gerėja, bet gal norėtųsi tvirtesnių ir greitesnių žingsnių. Kaip ir sakiau savo pasisakymę, tai ko labiausiai turbūt šiandien visai Lietuvai trūksta? Šilto žodžio. Ar tai būtų pacientai mūsų, ar tai būtų medikai, vieniems ir kitiems trūksta šilto, nuoširdaus, paprasto, žmogiško, gero žodžio. Netgi to pačio ačiū. Daugiau turbūt ir vieni, ir kiti supranta, kad kitokių padėkų tikrai nereikia. Tikrai mūsų medikai stengiasi padėti visiems pagal šiuolaikinės medicinos išgales ir norėtųsi, kad vieni kitiem sakytume daugiau gražių žodžių. Ypač, kai artėja didžiausios metų šventės Kalėdos. STT stendo pristatymo renginyje dalyvavo medikų bendruomenės atstovai, Panevėžio diabeto draugijos, Lietuvos artrito asociacijos nariai bei Panevėžio agentūros SOS vaikai vadovė. Gydytojo profesija yra labai sudėtinga, tai netgi ne profesija, o ir nedarbas, tai yra misija padėti žmogui. Ir dažnai moteris, kurios kreipiasi pas mus į moterų krizių centrą pagalbos, po to klausia, kaip jums galėčiau atsidėkoti. Tai aš visada sakau, geriausia padėka bus, jeigu jūs ir jūsų vaikai būsit saugus ir laimingi. Tai aš manau, lygiai taip pat ir gydytojams yra tikrai pati didžiausia padėka yra žinoti, kad žmogui yra viskas gerai, kad jisai pasveiko, kad galėjo tam žmogui padėti. Tai aš manau, čia yra labai svarbiausias, labai svarbus dalykas. Respublikinės Panevėžio ligoninės administracija siekia didinti ligoninės bendruomenės antikorupcinį sąmoningumą, netoleranciją korupcijai ir skatina sveikatos priežiūros įstaigą veikti skaidriai ir sąžiningai.